Valgau pirmoje pasitaikiusioje kavinėje, vidury nieko. Čia literaliai yra kavinė pavadinimu kavinė. Turim dienos pietų, bestrokė mamai, prilų šašlykai. Turiu jau labai daug lūkesčių ir vilčių šitai vietai. O, čia literaliai, važiuok. Nubraukti patiekalai, kurių nepatartina valgyti. Tai kažkai yra šašlykas arba cepelinai. Braškės. Imam braškės. Žiauris skaniai atrodo. Arba čia burėkų, šeimien arba kitą, žinai. Iš aplinkos galima teigti, kad čia turbūt bus tikrai labai skanu. Pasiėmėm sriubos. Ir čia burėka be aliejaus. Čia šiaip kai kurie apžvalgos laukia. Čia burėkas be aliejaus. Be ko? Gal dar cepelinai be bulvių. Spėkit skonį iš mano veido išraiškos. Įdomu. Neatspėjote, man visai patiko. Žirnių sriuba. Kaip manat, ar man patiko? Nu kaip maistas vidury niekur labai skanu. Nieko nėra gražaus už patenkinto žmogaus žvilgsnį. Ta vieta gyvena atskiram pasauliu. Pažiūrėkit, palmės auga, aplinka irgi labai unikali. Kaip visi save gerbinti žmonės, tu po maisto nusiperki braškių. Čia yra mano pirma skani braškė šito sezono. Tai aš manau, kad jį vertinta nežiūrėsiu 3,7 žvaigždutėm. 4,4. Wow. Ir pasirodo miestas, miestelis, kaimelis yra dūkštos. Kur man nuvaryti kitą kartą?